Dažnai pastebime, kad prie bendro naudojimo atliekų konteinerių aikštelėse karts nuo karto susikaupia didelio gabarito atliekų. Tame tarpe būna ir gerų daiktų. Yra liūdna žiūrėti, kai geri daiktai padėti ne vietoje, veikiami oro sąlygų, lietaus ar ten sniego, tiesiog tampa atliekomis. Tai norėtume paskatinti ir paraginti gyventojus, kuomet tvarkosi savo namus ir lieka kažkokių tai atlikusių ne tik tais atliekų, bet ir gerų daiktų, tinkamai vertinti jų būklę ir galbūt galimybę toliau juos naudoti, tai kad nepaliktų prie konteinerio, o bandytų jiems surasti naują šeimininką. Dėl paliktų atliekų prie konteinerių nemažai pranešimų sulaukia ir Šiaulių miesto savivaldybė. Aikštelė, kurioje stovi konteineriai, ar šiuo metu jau pusiau požeminiai, ar vadinami antžeminiai, stumdami su ratukais, dažnai žmonės tiesiog palieka atlieką šalia. Tai gali būti įvairios ir dažniausiai būna įvairios atliekos. Tai baldai, kartoninės dėžės, įvairūs namų apyvokos daiktai. Ir tai iš tikrųjų kelia nepatogumų, nes tiek patys gyventojai vieni palieka atliekas prie konteinerių, o kiti skundžiasi šitomis paliktomis atliekomis. Sulaukėme nemažai pranešimų tiek elektroniniu paštu, tiek per mūsų platformą Sumanus miestas, tiek telefoniniais skambučiais. Paliktos šiukšlės prie konteinerių tai ne tik netvarkinga, negražu, neestetiška, bet ir už tai mes visi sumokame papildomai. Už tai mes visi sumokame papildomai. Kiekvienas iš mūsų prisideda papildomai atskirai sumokėdamas už šito nelegalaus sąvartyno sutvarkymą. Netelpa į konteinerį, negaliu įdėti to nereikalingo daikto į konteinerį. Tai negalima palikti, reikia ieškoti kitų būdų. Tai yra, turiu susižinoti, kur šitą daiktą turiu palikti. Šiauliuose yra veikiančios netgi 3 Šiaulių mieste didelių gabaritų aikštelės. Galima tą daiktą nuvežti ten. Daiktai priimami nemokamai, atskirai mokėti nereikia. Galima padaryti kiekvieną darbo dieną. Aikštelės dirba ir savaitgaliais. Tai pasirinkimas, kada dirba ilgiau negu iki 17 valandos. Tai prisitaikius savo darbo laiką visada galima tą padaryti. Gyventojai raginami pasinaudoti daiktų kiemo stotelėmis, kuriuose galima ir palikti tvarkingus daiktus ir pasiimti savo tinkantį. Vienam gyventojui atvykus į daiktų kiemą leidžiama pasiimti 5 daiktus. Jeigu kartais neturi laiko pardavinėti arba kažkam atiduoti, padovanoti, tai tam yra skirtos būtent dalymosi daiktai stotelės daiktų kiemas. Tokiu būdu yra daiktai ne tik tais išsaugomi, jie toliau tęsia savo gyvavimo ciklą, grįžta į naudojimą, bet ir nesusidaro papildomų atliekų, kurias reikėtų tvarkyti. O kartais nutinka ir taip, kad paliktas kažkoks geras daiktas prie konteinerio, jis irgi kaip magnetas paskui pritraukia ir daugiau atliekų, tai tikrai netinkama praktika būtų tokiu būdu ieškoti daiktams naujų šeimininkų. Daiktų kiemo stotelėse priimami patys įvairiausi buityje atlikę daiktai, dar tinkami naudoti pagal savo paskirtį. Baldai, stalai, spintos, spintelės, lovos, čiužiniai, vaikų priežiūros įvairius reikmenis, vežimėliai, automobilinės kėdutės, dviračiai, laisvalaikio kažkokios tai priemonės, indai buityje labai dažnai atlieka, taip pat namų tekstilė. Galime priimti ir užuolaidas, ir patalynę, ir staltieses. Vienintelis dalykas, ko nepriimam, tai drabužiai ir avalynės. Bet drabužius ir avalynę dabar galima lengvai išrūšiuoti ir į tekstilės konteinerius. Daiktus priimam visomis darbo dienomis, kuomet veikia didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, o daiktais dalinamės tik tais ketvirtadieniais. Kai kurie daiktai ar baldai net ir su minimaliais defektais kūrybingų lankytojų rankose atgimsta naujai. Tai, kas vieniems atrodo sena ir nereikalinga, kitų rankose virsta tvarių, kūrybiškų projektų, skatinančių atsakingą vartojimą ir bendruomeniškumą. Informacija apie didelių gabaritų atliekų tvarkymo galimybės pateikiama ir prie daugiabučių namų bendro naudojimo konteinerių aikštelių. Kviečiame gyventojus būti atidesniems, kadangi informacijos pateikimo priemonių yra ne viena.